Traukinys pradeda lėtėti dar tada, kai už lango beveik nieko nesimato, tik tamsesnės kalnų linijos už rūko. Iš pradžių pasikeičia ne vaizdas, o garsas. Ritmas po grindimis pailgėja. Dum, dum. Paskui dundesys tampa gilesnis, tarsi bėgiai čia eitų per kietesnę, statesnę žemę, arčiau akmens, arčiau šlaitų, kurių dar negali aiškiai matyti, tik nujausti už stiklo ir nakties. Vyras pakelia akis. Lango stiklas šaltas, dar šaltesnis negu lygumose. Atrodo, kad už jo esantis oras turi kitą svorį. Tamsa čia nebe tokia plati kaip laukuose. Ji turi kraštus, turi aukštį, turi tylą, kuri neskleidžiasi į šonus, o kyla aukštyn. Traukinys juda lėčiau. Dum, dum. Gelsva vagono šviesa staiga atrodo dar šiltesnė. Ji gula ant medinių sėdynių, ant palto rankovės, ant jau delnų sudėtų ant kelių. Kažkas toliau tyliai pasitaiso šaliką. Audinys sušnara, kažkas kilsteli lagaminą nuo grindų ir vėl nuleidžia. Duslus garsas trumpam įsilieja į tylą. Vyras pasilenkia arčiau lango. Jo kvėpavimas užtraukė stiklą ploną miglą. Už jos šmėkčioja blankus žibintas, paskui dar vienas ir dar vienas aukščiau, lyg kabėtų ne tik virš perono, bet ir rūke. Maža stotis kalnuose. Naktį. Traukinys dar labiau sulėtėja. Dum, dum. Vakaro šviesa trumpam suvirpa, kai ratai pereina nelygesnę sandūrą. Tada vėl nusėda. Vyrais neištiesia nugaros iš karto. Dar kurį laiką įžiūri tuos žibintus, kurie pro miglą atrodo ne visai tikri. Tarsi ne tiek šviestų, kiek laikytų aplink save mažą, šiltesnio oro ratą. Paskui traukinys sustoja. Nestaigiai. Minkštai, su paskutiniu metalo atsidusimu po visų sąstatų. Kelias akimirkas niekas nejuda. Tarsi net keleiviai dar lauktų, kol pati tyla apsistos savo vietoje. Po sustojimo vyras dar jaučia savyje likusį judėjimą. Labai menką, lyg kūnas tebebūtų prisiminęs ritmą. Dum dum. Bet jau tyliau. Beveik kaip atmintį. Už lango rūkas, netankus, labiau lėtas, drėgnas oras, kuris pasilieka tarp žibintų ir kalnų šlaitų. Šviesa jame neišsiskleidžia toli, tik laikosi arti savęs. Vagono durys gale atsidaro.
Per visą vagoną ateina šalto oro gūsis. Šis šaltis kitoks negu anksčiau. Jame ne tik žiema, jame akmuo, drėgna mediena, aukštis, vėjas, kuris ilgai ėjo tarp šlaitų, kol pasiekė peroną. Vyras atsistoja. Medinė sėdynė tyliai atskleidžia jo svorį. Palto kraštas lysteri per kelį, audinys sušnara. Jis paima lagaminą. Rankena vėsi, pirštai trumpam suspaudžia stipriau, paskui atleidžia. Kiti keleiviai juda lėtai. Moteris su skarele dar nekyla. Senyvas keleivis susiranda lazdą. Vyras su lagaminu įlipęs ankstesnėje stotyje tik trumpam pažvelgia pro langą ir lieka vietoje. Vagonas pilnas tų mažų, neskubančių judesių, kurie naktį girdisi labiau negu dieną. Vyras pereina per vagoną. Grindys dusliai atsiliepia po jo batais. Konduktorius stovi prie durų, trumpam apšviestas iš šono. Nieko nesako, tik kiek pasitraukia ir linkteli. Vyras linkteli atgal ir išlipa. Pirmas žingsnis ant perono aiškus. Po batais kietas paviršius. Gal lentos, gal betonas, jau tiek metų susigyvenęs su šalčiu, kad atrodo panašus į akmenį. Šaltis pasiekia ne tik per padą, jis iškart apgaubė veidą, kaklą, kvėpavimą. Vyras sustoja vos kelis žingsnius nuo vagono. Už nugaros dar laikosi šiluma iš atvirų durų. Priekyje kalnų naktis, tylus peronas, rūkas, vėjas. Traukinys stovi nejudėdamas, bet vis dar gyvas savo garsais. Tolimas metalo spragtelėjimas, duslus garo šnypštimas, žemas, vos juntamas ūžesys, tarsi po visų sąstatų tebebūtų likęs kvėpavimas. Jis įkvepia. Oras šaltas ir drėgnas. Jame nėra laukų kvapo. Čia kvepia akmeniu, šlapiu medžiu, geležimi ir rūku, jei rūkas turi kvapą. Gal tik temperatūra, kurią kūnas supranta kaip kvapą. Perone beveik nieko nėra. Siauras stoties pastatas, medinis, tamsus, su vienu apšviestu langu. Vienas suolelis prie sienos, aukštas žibintas, kurio šviesa rūke matoma tik tiek, kiek pati nori būti matoma. Stoties pavadinimas ant lentos, drėgmėje patamsėjęs, dar neįskaitomas iš šios vietos. Jis iš karto neina, tik stovi, klausosi. Iš pradžių atrodo, kad visiškai tylu,
Paskui tyla pradeda skleistis. Girdėti vėjas, bet ne platus, ne atviras kaip lygumuose. Kalnuose vėjas eina dalimis. Jis trumpam praeina tarp stoties kampo ir vagono, tada nutyla. Po akimirkos sugrįžta iš kitos pusės, lyg būtų apsukęs ratą tarp šlaitų. Ššš. Paskui nieko. Paskui vėl. Toliau už stoties kažkur tamsoje girdėti vanduo. Gal siauras upelis, gal kalnų griova. Garsas toks silpnas, kad labiau primena nuojautą negu tikėjimą. Ir po viskuo labai toli, gal iš lokomotyvo priekio, gal jau tik iš atminties, laikosi traukinio ūžesys. Ilgas, žemas, ramus. Vyras žengia dar kelis žingsnius peronu. Jo batai palieka tamsesnes drėgmas žymes. Rūkas ties keliais atrodo tankesnis. Nežibinto šviesa krinta įstrižai. Kvėpavimo garai trumpam pasirodo prieš veidą ir išnyksta. Paltas lauke šildo kitaip negu vagone. Viduje šiluma apgaubė. Čia ji tiesiog laikosi arčiau kūno, ties kaklu, ties riešais, po sagomis. Visa kita atiduota nakčiai. Jis atsisuka į traukinį. Langai šviečia šiltai. Kiekvienas jų lyg atskiras mažas kambarys tamsoje. Kai kuriuose matyti šešėliai, kai kuriuose nieko, tik šviesa ir stiklo blizgesys. Viduje dar tas pats medis, tos pačios sėdynės, ta pati gelsva ramybė. Dabar tai atrodo tolimesnė, nors traukinys stovi visai arti. Peronas sugeria garsus. Net kai kažkur kitame vagone užsidaro durys, garsas neatsimuša plačiai. Rūkas ir kalnai jį suminkština. Jis lieka trumpas, arti. Vyras nueina prie stoties lentos. Lėtai. Nėra jokio reikalo eiti greičiau. Šitoje vietoje skuba atrodytų svetima. Ant lentos nusėdusi drėgmė, raidės tamsios, apsinešusios laiku. Jis perskaito pavadinimą. Paprastą, trumpą, tokį, kuris tinka mažai kalnų stočiai, kurią naktį pasiekia vos keli traukiniai. Perskaitęs dar trumpam pasilieka vietoje. Virš stoties pastato stogas apsunkęs nuo sniego. Nuo jo krašto kartais nukrenta lašas.
nesnaigė, lašas. Jis kažkur atsitrenkia ir dingsta. Vyras pakeli akis aukštyn, kalnų beveik nesimato, tik jų buvimas. Tamsesnės masės už rūko, vienur jos atrodo visai arti, tarsi šlaitas prasidėtų stoties stogo, kitur lyg atsitrauktų, palikdamas daugiau oro. Rūkas minkština atstumus. Jis klausosi vėjo. Šis perbraukia per žibintų stulpą, per stoties kampą, per laidus, kažkur trumpam suvirpina laisvesnę metalinę detalę, ting, ir vėl nurimsta. To pakanka, kad peronas pasirodytų dar gyvesnis, nejudrus, tiesiog gyvas savo mažais garsais. Jis prieina prie suolelio, prie stoties sienos, nesėda, tik paliečia atlošą delnu. Medis šaltas, drėgnas nuo rūko, visai kitoks negu šiltas vagono medis. Šitas per naktį geria orą, laiko ant savęs smulkias vandens daleles. Vyras atitraukia ranką ir trumpam suspaudžia pirštus palto rankovėje, kad grįžtų šiluma. Kvėpavimas baltas, lėtas. Pečiai po paltu kyla ir leidžiasi ramiai. Perone nesirodo naujų žmonių. Atrodo, kad stotis kuriam laikui priklauso tik jam. Rūke išsklydusiems žibintam ir tam ilgam švelniam sąstato alsavimui. Stoties langas šviečia. Bet viduje nieko aiškiai nesimato. Tik gelsvas kvadratas rūke. Gal ten krosnelė? Gal stalas? Gal laikrodis ant sienos? Gal žmogus pasilenkęs virš knygos ar grafiko. Jis apie tai ilgai negalvoja. Užtenka vien to, kad yra šviesa. Jis trumpam užsimerkia. Tada stotis pasidaro dar aiškesnė. Ne vaizdu, garsu. Vėjas ateina ir praeina. Tolimas geležies ūžesys laikosi viename tone. Nuo stogo krašto vėl nukrenta lašas. Toli, labai tamsiai, girdisi vanduo. Ir dar toliau, taip toli, kad gal
kai tik klausos apgaulė. Lik trumpam atsiliepia kitas geležinkelio posūkis kalnuose. Ne traukinys, tik plikas aidėjimas, kurį galėjo sujudinti tik akmuo ir vėjas. Vyras atsimerkė. Rūkas nepasikeitė, bet atrodo kitoks. Dabar jame matyti daugiau sluoksnių, arčiau žibinto plonesnis, toliau tankesnis, tarp bėgių žemesnis, virš perono vos judantis. Bėgiai dingsta rūke po kelių 10 metrų. Paskui trumpam vėl išnyra ir vėl pasislepia, tarsi pats kelias čia kvėpuotų. Jis prieina arčiau perono krašto, apačioje tamsūs bėgiai, kiek blizgantis nuo drėgmės. Tarp jų akmenys pajuodė nuo šalčio ir rūko, kai kur likę suledėjusio sniego. Jis klausosi, kaip tyliai vibruoja metalas. Vos. Gal nuo lokomotyvo, gal nuo vis dar įtemptų linijų, gal nuo to, kad didelis daiktas dar ne visiškai nurimo po kelionės. Ta vibracija jis jaučia ne vien ausimis, labiau per kojas, per stovėseną, per patį peroną. Jis stovi taip ilgiau, negu būtų galėjęs pasakyti. Nieko nevyksta. Ir būtent todėl nesinori judėti. Naktinė kalnų stotis nesistengia palikti įspūdžio. Ji nieko nesiūlo, tik leidžia pabūti jos tyloje, kol žmogus pats ima girdėti smulkiausius dalykus. Vėjas trumpam paliečia palto kraštą. Šalikas prie kaklo vos sujuda. Ranka laikanti lagaminą pavargsta ir jis perima į kitą delną. Rankena kietesnė negu atrodė vagone. Šaltis daiktus padaro aiškesnius. Jis trumpam padeda lagaminą prie suolelio. Duslus garsas. Tuštuma aplink jį dar labiau išryškina tą mažą judesį. Tada jis ištiesia pirštus. Sąnariai atsileidžia. Oras prisiliečia prie delno. Beveik drėgnas, bet nesunkus. Kalnų oras moka būti aštrus ir minkštas tuo pačiu metu. Jis pažvelgė žemyn peronu, ten, kur žibintų šviesa baigėsi. Už jos beveik nieko, tik rūkas ir nuojauta, kad toliau stotis pereina į kelią, gal į laiptus,
gal į siaurą taką tarp akmenų. Kažkur aišku, yra gyvenvietė, keli namai, gal daugiau, bet šią akimirką visa tai lieka paslėpta. Lyg kalnai norėtų, kad pirmiausia būtų išgirsta tyla. Traukinys už nugaros vos pastebimai sujuda. Neišvažiuoti, tik atsidūsta savo geležiniu kūnu. Girdis ilgesnis garo atodūsis, dusliai nuvilnėjantis palei vagonus. Vyras atsisuka. Langai tebešviečia šiltai. Kai kuriuose dabar tuščios vietos. Kai kuriuose dar sėdi žmonės, gal tie, kurių kelionė dar nesibaigė. Gal tie, kurie miegodami net nepastebėjo šios stoties. Jis trumpam pagalvoja, kaip ši vieta atrodo iš vidaus, iš vagono pusės. Tikriausiai maža, rūko apjuosta. Vos keli žibintai ir tamsūs kalnų kontūrai. Tokios stotys trumpam tampa viskuo, ką matai. Paskui lieka už nugaros. Jis dar kartą apžvelgia stoties langą. Už stiklo trumpam kažkas sujuda, tik šešėlis, paskui sustingsta. Gal kas nors pakilo nuo kėdės, gal tiesiog praėjo pro šviesą, jokio garso iš ten neateina. Tik žinojimas, kad viduje kažkas yra. To pakanka. Vėjas vėl pereina peroną. Šįkart ilgesnė banga. Jis atneša daugiau šalčio nuo bėgių pusės. Gal ir sniego kvapą iš aukščiau. Vyras įtraukia smakrą giliau į šaliko šilumą. Aplink viskas lėta. Net rūkas nejuda skubėdamas. Net vėjas čia neplėšo, tik pereina. Net traukinio ūžesys toks, lyg ir jis pats žinotų, kad kalnuose garsas turi būti tylesnis. Praeina kelios minutės. Gal daugiau. Laikas čia kitoks negu vagone. Ten jį nešia ratai, čia į laiko stovėjimas. Tarp garsų yra daugiau oro. Kažkur toli, nematomai, vargšteli metalinis klastas ar signalinė grandinė. Vienas garsas. Vienas. Paskui vėl ilga pauzė. Vyras vėl prieina prie perono krašto ir žiūri į rūke skęstančius bėgius. Jis veda į juodą tarpą tarp šlaitų. Tarsi traukinys būtų atvykęs ne tiek į stotį, kiek į pertrauką tarp kalnų. Jam tai patinka.
šita vieta neturi noro būti didesnė negu yra. Čia nėra triukšmo, nėra skubėjimo, nėra balsų, kurie iškart užpildytų erdvę, tik vėjas, tik rūkas, tik kelio šviesos, tik tolimas traukinio alsavimas. Jo kvėpavimas savaime prisitaiko prie šios vietos. Ilgesnis įkvėpimas, lėtesnis iškvėpimas. Garai kyla prieš veidą ir susigeria į drėgną orą. Už nugaros tyliai subraška vagonų laipteliai. Kažkas dar išlipa. Vyras neatsigręžia iš karto. Garsas per švelnus, kad reikalautų dėmesio. Tik po akimirkos pasuka galvą. Tai senyvas keleivis su lazda. Jis stovi prie durų, lyg tikrintų žemę po kojomis. Paskui žengia ant perono, judesiai lėti, apgalvoti. Lazda paliečia pagrindą dusliai, paskui dar sykį. Vyras šiek tiek pasitraukia, palikdamas daugiau vietos. Senolis nueina link stoties pastato. Lazda, žingsnis, lazda, žingsnis. Garsas netrukus pranyksta rūke. Ir vėl atrodo, kad peronas priklauso tik nakčiai. Kažkur toliau užsidaro durys, trumpas metalo suglaudimas. Paskui ilga pauzė. Vyras paima lagaminą, jo svoris dabar kitoks negu išlipant. Gal dėl to, kad kojos priprato prie stovėjimo. Gal dėl to, kad stotis pamažu pradeda priimti jo buvimą. Kai kurie daiktai pasidaro lengvesni ne tada, kai juos numeti, o tada, kai aplinka nustoja būti svetima. Įžengia kelis žingsnius link stoties durų, bet prieš ją sustoja. Nesinori eiti vidun iš karto. Lauko tyla dar laiko. Stoties siena šalta visai šalia. Iš tarp lentų sklinda menko senos medienos kvapas, sumaišytas su drėgme ir kažkuo šiltu iš vidaus. Gal krosnies dūmais, gal arbata, gal tiesiog oru, kuris ilgai gyveno mažame kambaryje. Žibinto šviesa krinta ant jo batų, ant lagamino krašto, ant perono, toliau tik rūkas. Šviesa nepasiekia toli. Ji tiesiog saugo mažą plotą aplink stotį.
Tai ramina, kad nereikia matyti visko, kad užtenka to, kas apšviesta. Vyras dar kartą atsisuka į bėgius. Traukinys tebestovi. Ilgas, tamsus, su šiltais langais. Atrodo, kad ir jam pačiam reikėjo šios trumpos pertraukos kalnuose. Šio sustojimo rūke. Šio ramumo tarp vienos nakties dalies ir kitos. Vėjas perbraukė per vagono šonus. Iš kažkur giliai ateina žemas dūzgesys. Jis klausosi. Ir beveik gali išgirsti, kaip už rūko, aukščiau už stotį, kalnai laikosi savo tyloje. Dideli, tamsus, ne iki galo matomi. Bet čia. Visada čia. Naktis tarp jų atrodo storesnė, garsai trumpesni, šviesa arčiau kūno. Vyrui atrodo, kad šis stotis liks atmintyje ne pavadinimu, ne vaizdu, labiau oru, temperatūra, tuo, kaip rūkas gulėjo tarp žibintų, kaip peronas buvo beveik tuščias, kaip vėjas nešiojo tylą nuo vieno kampo prie kito. Tokios vietos pasilieka ne akyse, jos pasilieka kvėpavime. Po dar vienos ilgos, ramios akimirkos traukinys pamažu ruošiasi važiuoti. Tai junti anksčiau negu girdi. Metalas po vagonais grįžta į įtampą. Tolimas ūžesys pagilėja. Trumpas šnipštimas. Tada labai lėtas judesys. Ne visas sąstatas iš karto. Pirma tik vos. Tarsi didelis kūnas prisimintų, kaip vėl judėti pirmyn. Vyras stovi vietoje. Žiūri. Langų šviesos ima slinkti, lėtai, beveik nepastebimai. Paskui aiškiau, vienas langas, kitas, dar vienas, gelsvi keturkampiai rūke, vienas po kito nutolsta. Kiekviename jų dar trumpam telpa medinė sėdynė, pakabintas paltas, nejudantis šešėlis, tuščias kampas, paskui kiekvienas praeina. Ratai vėl pradeda savo ritmą, bet dabar iš išorės jis kitoks, duslesnis, tolimesnis, per rūką. Dam-dam, dam-dam, ne toks artimas kaip vagone, ne toks kūniškas, labiau kaip priminimas. Vyras klausosi, kol paskutinis vagonas praeina. Raudonas galinis žiburys trumpam kabo rūke, ilgiau negu pats vagonas. Paskui ir jis susilieja su tamsa. Garsas dar kurį laiką lieka. Dam-dam, dam-dam, vis tyliau.
kol lieka tik vėjas ir ta pati kalnų naktis. Ir rūkas, kuris pamažu užima vietą, kur ką tik buvo traukinys. Vyras stovi perone su lagaminu rankoje, šalia mažo stoties pastato, tarp žibintų šviesos ir rūko. Aplink kalnai, kurių beveik nematyti. Aplink tyla, kuri nėra tuščia. Ji pilna vėjo, pilna drėgmės, pilna to, kas liko ore po išvykusio traukinio. Jis dar kartą įkvėpia, lėtai, šaltas oras pripildo plaučius, iškvėpus balta migla pakyla prieš veidą ir išnyksta. Niekas jo neskubina. Peronas ramus, stotis rami, kalnai ramūs ir jis dar trumpam pasilieka ten, niekur neidamas, išklausydamas, kaip po išvykusio traukinio naktis vėl susigula į save. Tyliai, minkštai, be skubėjimo, lyg ir ji pati, vos girdimai, perkartotų nutolusi ritmą. Dum, dum. Ir paskui lieka tik vėjas.